visiems, šiandien su jumis yra Eglė ir aš kalbu lietuviškai savo kalbą. Tai kadangi buvo porą prašymų padaryti lietuviškus video, nusprendžiau padaryti vieną, kodėlgi ne, ir pažiūrėsim kaip seksis. Iš tikrųjų nežinau, kas sunkiau, ar kalbėti lietuviškai filmuojant ar angliškai. Tai pamatysim dienos eigoje. Kaip matėte, aš jau spėjau pavalgyti, valgiau šokoladinį čia pudingą su bananais, riešutų sviestu, abrikosais, kokoso drožlėm, išgėriau kavos su kokoso pienu, išvedžiau torce, šitą padarėlį torce. Ir susirašiau beveik kaip ir. Šiandien keliausiu iki savo darbo vietos, tenai susitiksiu su Inga. Padarysiu make-upą, pašnekėsim, aš tiesiog ją pati pasikviečiau pabendrauti, nes manau, kad šiais laikais visam šitam social media dalyke, ypač man, kai aš 3 metus negyvenau Lietuvoje, gyvenau Londone, tai labai svarbu plėsti savo draugų ir pažįstamų akiratį. O paskui, kadangi rytoj turiu dirbti vienoje fotosesijoje ir pati būsiu modelis, tai reikia surasti suknelę ar kažkokį tai rūbą tam tikros spalvos. Kas yra labai sunku, nes vakar ieškojau, užvakar ieškojau ir nieko neradau. Noriu parodyti jums keletą dalykų, keletą naujų makiažo dalykų, kuriuos užsisakiau ir gavau užvakar berods. Ir žiauriai jais džiaugiuosi, tai va, jeigu jums patiks, tai pasakysiu, iš kur užsisakyti. Ir šiandien viena iš tų dienų, kai, žinot, kai tiesiog tobulai pasidarai eyelinerį. Nu tobulai. Tai šiandien taip nėra. Ir taip bandžiau, gal taip atrodo kameroje, tik tai visai nieko, pažiūrėsim. Bet, sugaišau tai gerą pusvalandį. Turiu dabar pasidėsiu visus dalykėlius, kuriuos tik ką gavau, tai yra užvakar. Ir pirmas dalykas, kurį šiandien panaudojau, tai buvo šitas Stylos spalvą koreguojantis primeris. Iš pradžių buvo šiek tiek keista, nes aš kai jį spaudžiu, tai jisai yra tokių spalvų, kokios yra pačiame indelyje. Tai atrodė gan keistokai. Ir iš tikrųjų labai pasijuto, kad spalvą koreguoja ir labai drėkina, ne taip kaip, tarkim, irgi nauja bazė iš LA Girl. Ji yra silikono pagrindu, tai kai ją užtepi, tiesiog jaučiasi, kad gali šiek tiek sausinti odą. Nes užpildo visas poras ir yra gana tokios sausos konsistencijos. O vat Stylos, tai žiauriai patiko, labai nekantrauju išbandyti ir ant kitų žmonių. Tada šiandien dar panaudojau tų produktus iš karto, tai yra Gerard Cosmetics eliminuojantis kremas ir tada LA Girl Strobingo highlighteris. Iš tikrųjų nežinau, ar man daugiau reikia highlighterių, manau, kad ne, nes jau byra viskas pro kraštus, bet niekada neužteks. Šitas yra tokios kreminės konsistencijos, tekstūros ir jis yra žiauriai fainas, nes jį galima tepti ant viso veido arba ant tam tikrų vietų, kurias norite išviesinti, kaip skruostikauliai, nosis, lūpų viršus, smakras. Tai šiandien aš jį panaudojau būtent šitose vietose, ant nosies ir čia. Tai galite pažiūrėti, kaip atrodo šitaip. Ir ant viršaus, tiksliau užfiksavau šitą kreminį highlighterį su LA Girl Strobingo pudra. Čia yra 70 numeris. Atrodo šitaip. Tai jaučiuosi kaip Jennifer Lopez. Žiauriai gražiai žiūri, viskas švyta ir labai patinka. Tai tokia būtų mini peržiūra. Ir čia kaip atrodo mano rankos. Visada. Tai prasme visada. Ir paskui ne tik rankos, bet ir rūbai. Tai atsiprašau, jeigu kur nors video pamatysit tokių vaizdelių. Neužilgo keliausiu į saloną ir nespėsiu pavalgyti pietų namie, pavalgysiu tik tai vėliau, tai reikia kažką užkąsti. Ir kas nemėgsta riešutų sviesto, tai žiauriai atsiprašau, bet esat labai negatyvūs žmonės. Labai. O šiaip tai juokauju, viskas yra su jumis gerai, kiekvienas mėgstam tai, ką mėgstam. Oras tai visiškai angliškas. Ta prasme, vakar ar užvakar aš iš vis buvau apšalusi, net Anglijoj taip nebūdavo, kad 2 sekundės pasninga, palyja, tada saulė šviečia, ta šalta, šilta, lapai visokie visur skraido, žodžiu. Tai tikiuosi, kad šiandien taip nebus. Pavasarį, kur esi? Kur tu? Nėra pavasario.
kaip nespėjau iškast, taip nespėjau. Ką tik paskambino kurjeris į duris ir gavau aš dovanyčių iš Nikso. Tai kartu pažiūrim, kas ten viduj. Viskas tvirtai užpakuota. Labai įdomu, kas tenai. Tai pažiūrėkim. Žiauriai džiaugiuosi, labai ačiū Niksui, labai džiaugiuosi, kad aš jūs pažįstu ir kad galim kartu bendradarbiauti, nes aš tenai ir dirbau, ir masterclassą vedžiau, ir pakviečia mane į renginius ir šiaip labai visi faini. Gavau, čia yra šepetėlių valiklis, kas yra labai faina, nes man žiauriai reikia tokio daikto, aš kažkada turėjau iš Amazono parsisiuntusi, bet ten buvo nieko gero, o čia panašu, kad bus labai veiksminga. Tada turbūt dvi mėgstamiausias mano priemonės, ne dvi mėgstamiausias priemonės, o mėgstamiausi matiniai lūpdažiai, tai Lingerie ir labai įdomi spalva, šita labai graži tokia vasarinė, koralinė ir tada tokia pilka, tai bus įdomu kažką su ją nuveikti. Tada gavau lūpų pieštuką, beje, man atrodo, čia yra viskas iš naujos serijos, naujos linijos, tai tokios spalvos, labai faina, neutrali, rožinė, graži spalva. Tada čia yra akių pieštukai, man atrodo. Aš kiek žiūrėjau per Paint That Face vizitą panoramai, tai aš šiek tiek čiupinėjau tas priemonės, tai labai fainai turėtų būti piešti jas į akių vidinę liniją, tai reikės išbandyti. Tada čia akių pieštukas, labai tokios fainos, tamsiai violetinės spalvos. Čia antakį pieštukas, man atrodo, reiks išbandyti, įdomu. Blakstienos, va šito tai nesu bandžiusi, tikrai net nežinau, kaip atrodo, tai reikės kažką sukurti ir gal padaryti video ar kokį nors fainą, įdomų įvaizdį. Dėl šito tai nerealiai džiaugiuosi, nes žiauriai norėjau išbandyti visas YouTube'o visi make-up'o guru apie šitą dalyką šneka, o aš highlighterius myliu, dievinu, tai reikės išbandyti. Čia, man atrodo, jo, čia irgi akių pieštukas geras, tokios keistos, tiksliau ne keistos, bet neįprastos spalvos kaip akių pieštukai, raudona, tai žiauriai cool. Ir šituos dalykus, kaip mėgstu, čia yra irgi kaip highlighteriai, tik jie pieštuko konsistencijos, bet šiaip labai faini, o šita spalva turbūt labai gražiai atrodys kaip skaistalai. Ir tada čia yra dvi šešėlių paletės, žiauriai gražios spalvos, žiauriai geros spalvos. Labai noriu išbandyti. Ir čia ką rašo? Perfect Filter. Tai įdomu, dar šiek tiek pasiskaitinėsiu, pažiūrėsiu, kas čia per dalykėlį, bet labai džiaugiuosi ir dar kartą ačiū Niksui, bučkiai. Mano smalsumas nugalėjo ir nors nelabai turiu laiko, bet vis tiek paswatchinau tą skystą highlighterį, tai va, žiauriai gražu, žiauriai. Tai va, away we glow. Tuo išeisiu pro duris, tai greitai rodau, ką apsirengiau, nes yra labai madinga. O iš tikrųjų net neverta rodyti, nes viršus asimetriškas iš New Yorkerio, man labai patinka, labai laisvai jaučiasi ir šiaip fainas. Tada džinsai iš Topshopo, žiauriai patogus ir ilgis man tinka, nes mano kojytės yra labai trumpos. Tai labai faini, kad nereikia atsilenkinėti jų. Ir tada užsidėsiu dar savo labai fainų batukus. Filmuoju. Pamiršk mane, svajogai
pasidažėm ir eisim greitai. Man irgi reikia selfie pasidaryti. Ką tik grįžau iš susitikimo su Inga, labai fainiai pasėdėjom, pašnekėjom, pasidažėm, pasifilmavom, pasidarėm šukuoseną, pasifotkinom, pasiselfinom ir tiek. Tai dar apsiverkiau, nes kažkokią problemą turiu su dešinėje akim, kad tik išėjus į lauką, iš karto pradeda ašaroti. O šiaip žiauriai noriu valgyti, žiauriai, tai varau kažką pasigaminti, turbūt kažką iš saldžių bulvių. Žodžiu, ką reikia daryti, kai nori ir vištienos, ir saldžių bulvių, ir kiaušinio, tai viską pasikepti ir tada pasiimti kiaušinį ir sumaišyti viską kartu. Tuoni. Bulvės, kiaušinis, vištiena. Žiauriai skanu. O šiaip tai turiu problemą be riešutų sviesto, tai jeigu namie yra džiovintų vaisių arba riešutų, tai aš visus juos garantuotai suvalgysiu. Garantuotai. Šiandien jau yra kita diena ir vakar paskutinius kadrus matėt, kaip aš ploviau savo šepetėlius ir ką gaminausi vakarienį. Tai tiesiog buvo balta žuvis su moliūgu, morkom, svogūnais, saulėgrąžom ir buvo labai skanu. Tai paskui nebaigiau vlogint ir perkeliau vlogą į kitą dieną. Apie ką aš norėjau pašnekėti, tai apie tai, ką išbandžiau iš Nikso visų pirma. Tai būtų šita šepetėlių plovimo kempinėlė ir aš galiu pasakyti, kad šitas daiktas man palengvino gyvenimą jau vakar turbūt kokių 150 milijonų procentų, nes viskas žiauriai greitai išsiplovė ir nereikėjo mirkyti rankų vandenį, nes dažniausiai aš plaunu su šiltu drungnu vandeniu, kai išbrinksta visi pirštai. Tai su šituo daikčiuku taip neatsitinka. Ir kas labai fainai, kad dar jisai toksai labai lankstus, tai tiesiog galima įkišus pirštą ir išgauti kokią jūs norite formą ir tą šepetėlį lengviau įgrūsti, kaip čia pasakyti, nežinau. Ir dar atsiprašau, nes turbūt labai matosi mano šitas draugas Puogas, kadangi turiu tokią ydą, kaip visada, prieš kur nors išeinant arba prieš filmuojant video, išsispausti visus savo veido spuogus ir paskui tenka viską maskuoti. Tai tikiuosi, kad labai nesimato. Jo, nesimato? Tikiuosi. Tada dar išbandžiau šitų naujų dalykėlių dvi šešėlių paletes, kurias ko gero matėt. Tai irgi labai patinka, labai gerai laikosi ir aš naudoju minėtai fotosesijai šitos šešėlius ir išsilaikė visą dieną. Suknelės tai nebereikėjo ieškoti, nes mano draugė, kuri organizuoja fotosesiją, rado tam tikros spalvos suknelę. Tai ačiū Dievui. Spalvos labai gražios ir kiekvienas tikrai atras savo kažkokį tinkamą spalvų derinį šitų palečių. Jau matėt, išbandžiau šitą, bet išbandžiau tiesiog ant rankos. Tai šiandien pasidažiau savo veidą ir labai patinka. Ir kas patinka, kad žinot, būna, kai užfiksuoji veidą kokią nors biria priemonę ir tada užtepi kreminę priemonę ant viršaus. Ir visas makiažas atrodo tarsi nučiuožia nuo veido. Tai kas labai fainai, su šituo dalyku taip neatsitiko. Nežinau, ar čia dėl konsistencijos ar dėl ko, bet galiu pasakyti, labai patinka. Ir spalva tokia įdomiai gaivi. Ir būtent tokio atspalvio highlighteriai labai pagyvina veidą. Tai manau bus vasara labai liuks. Dar būtinai sakiau, pašnekėsiu apie šitą dalyką. Šiaip aš nemėgstu tų visų savaiminį įdegio kremų ir panašių dalykų. Soliariumo aš einu labai retai. Tiesą sakant, dar turiu abonementą, bet iki galo jo neišnaudojau. Tai ieškojau kažkokio kremo, kuris suteiktų lengvą įdegį. Ir atsiminiau, kad labai seniais laikais
aš naudojau šitą daiktą. Ir kad man jis labai patiko. Ir kuo man patiko, kad visų pirma, tai jis neturi to stipraus savaiminio įdegio kvapo ir tas kvapas nepasilieka ant odos. Antras dalykas, kuo man labai patinka, kad labai lengvai pasiskirsto ir labai lengvai susigeria ir nepalieka visiškai jokių drūžių. Aš Instagram'e savo paskyroje paklausiau, kokius video jūs norėtumėt dar iš manęs matyti. Ir viena panelė atsakė, kad jie būtų sužinoti kažką apie mano vakaro rutiną. Tai papasakosiu apie 2 dalykus, kuriuos aš naudoju vakare prieš einant miegoti, tiesiog ant savo veido ir rytais. Tai būtų šitie 2 ekologiški dalykėliai. Čia yra ekologiškas migdolų aliejus ir natūralus tonikas, rožių vanduo, kur aš baigiau. Naudoju kaip toniką, kaip ir sako. Labai patinka, kad žiauriai lengva naudoti, tiesiog užpurški ant veido, palaukti kol nudžius, arba gali net nelaukti, gali iš karto tepti kremą, nes labai natūralus produktas ir ten nesigaus jokių cheminių reakcijų. Saugo nuo uždegimo, tai jeigu kokius pagelius prisispaudot kaip aš labai gerai ir tada tinka visų tipų odai, brandžiai ir jautriai. Tonizuoja ir atgaivina. Tai manau, kad vasarą ypač irgi labai fainas dalykas tiesiog turėti savo rankinėje. Ir apie migdolų aliejų, ką galiu pasakyti, kad šiek tiek bijojau, nes galvojau, jog neduok dieve toks riebus produktas pradės man berti veidą ir ten dar kažkas. Tai taip neatsitiko ir man labai patinka ir aš naudoju jį savo blakstienom, antakiam ir vietoj lūpų balzamo. Žodžiu, labai fainas produktas. Tai dar nepraėjo mėnuo, bet įdomu bus pažiūrėti po mėnesio, kaip atrodys oda. Šiuo metu aš labai džiaugiuosi. Ir šiaip norėjau padėkoti, labai ačiū už žiauriai gražius komentarus po mano video, labai glosto širdelę, kad ne tiek daug dar tų subscriberių, bet vien tie keli komentarai labai daug duoda ir labai verčia judėti į priekį. Tai iki susitikimų, iki kito mano video, labai ačiū, kad žiūrit ir ate!